Sveiki sugrįžę, mielieji! Šiame video noriu parodyti, kaip nesudėtingai ir vos per kelias minutės pasidaryti raudono kilimo vertą makiažą, o tam mums padės naujai Sisley produktai. Na ir pradėsiu nuo makiažo pagrindo ir jis vadinasi Anti-Aging Foundation. Nenusigaskite, tikrai ir jaunesnis merginos drąsiai gali jį naudoti. Ir aš norėčiau šį makiažo pagrindą būtent šiame video tepti pirštais, dėl to, kad noriu jums parodyti, kaip labai greitai pasidaryti makiažą. Na ir greičiausias būdas yra, žinoma, naudoti savo pirštus. Na ir toliau keliauju prie skaistalų, kad pagyvinti mūsų veidą. Ir čia aš turiu labai gražiai atrodančius, labai gražioje pakuotėje skaistalus pavadinimu L'Orchidée. Šitoj vietoj mums reikės jau šepetėlio ir labai nedaug produkto, kaip visą laiką sakau, iš pradžių mažiau, paskui jeigu norisi galima uždėti ir daugiau. Tiesiog natūraliai, kur yra jūsų skruostikaulis, skruostuko obuoliukas, ten uždedame spalvos ir pagyviname veidą. Toliau aš keliauju prie akių ir pradėsiu šį makiažą nuo tamsiai rudos spalvos. Ir ji yra štai tokiame pieštuke, ji yra kreminė. Pieštukas yra smailas, todėl galite patį produktą naudoti tiek kaip kreminį šešėlį, tiek kaip ir akių pravedimą. Ir pradedu nuo nedaug produkto padengimo palei blakstienų liniją. Kamputyje šiek tiek daugiau. Na ir nieko nelaukiant, kol produktas uždžius, taip pat pirštais imate ir išsklaidote per visą judantį voką tą rudą spalvą. Sukuriat lengvesnį šešėlį. Ir kitas mano Pito Eye Twist pieštukas yra labai gražios mėlynai rusvos arba rusvai mėlynos spalvos ir jis vadinasi Marin. Ir šią spalvą aš noriu pabrėžti apatinę blakstienų liniją, tokią suteikti truputėlį daugiau spalvos tom akim. Ir ką aš darau, tai plona linija prabraukiu palei apatinės blakstienas truputėlį kilsteldama į viršų galiuką pravedimo ir tada mažuoju piršteliu viską prabraukiu, kad prasisklaidytų. Na ir šį mėlynos ir rudos spalvų šešėlių derinį užbaigsiu Pearl spalvos pieštuku, kurios įdėsiu į akies kamputį, kad žvilgsnis labiau atsivertų. Ir taip pat į vidinę ašarų liniją. Galiausiai akių makiažą užbaigsiu So Intense ilginančių blakstienų tušu, kuris turi štai tokį šepetėlį. Jo labai patogiai atskirstė visas blakstienytes ir kadangi šis šepetėlis apgaubs kiekvieną blakstieną, ją tikrai puikiai ir gražiai išilgins. Na ir žinoma, koks raudonojo kilimo makiažas be raudono lūpdažio. Ir čia aš turiu taip pat ilgai išliekantį kaip ir akių šešėliai, išsukamą pieštuką lūpų, kuris yra tokio satininio beveik matinio užbaigimo, tačiau visiškai nesausina lūpų. Ir beje yra labai patogus, nes turi tokį smailą galiuką. Taigi be jokio pieštuko, tik su juo galėsite sekti paprastai savo lūpų kontūrą ir tokiamis padažytomis lūpomis mėgautis viso vakaro metu. Voila! Taip vos per kelias minutės ir vos keliais pirštų prisilietimais jūs iš darbo bitelės galite tapti tikra raudono kilimo diva.